jis žalias, buvo toks sodrus žalias. Švytėjo jisai? Švytėjo? Nu, nemačiau, kad švytėtų, žinok, man tiesiog pasąmonė, kad žalias įėjo. Paskui, žinai, kaip išblunka tas prisiminimas ir lieka tik esmė. Bet man kas įdomu, kad aš bandžiau paimti. Ir paėmė, ne? Jis išnyko, kaip ir jau beveik paėmė ir tada jis kaip ir nukrito ir išnyko. Ir aš tada, kaip sakant, visiškai išsibudinau ir galvoju, ką aš čia ką tik bandžiau paimti. Seniau, kai aš taip pat merktom akim kažką pamatydavau toj būsenoje prieš užmiegant, aš tiesiog būdavau kaip stebėtoja, o dabar aš siekiau jau paimti kažką. Tai čia jau patobulėjai truputėlį. Bet nepavyko. Kas tas lapelis? Nu, tai kažkokia tai augala iš kažkokios kitos dimensijos. O dėl ko aš jį pamačiau? Jis kažkaip tave, čia kaip nerinamoji būsena, ne? Kvietė jis mane kažkur eiti, ar ne? Būtų rodęs kelią kažkaip, man rodo, tie lapeliai būtų kritę. Kaip gaila, kad būtų kaip pėdsakai. Ėjau, siekiau, bet matyt kažkaip jo. Pritrūko. Tokia kaip pėdo, žinai, sek paskui mane. Tai būtų kažkur nuvedę, žinok. Pasižiūrim greitai? Trumpai 5 minutės. Kur jis norėjo mane nuvesti? Labai gražiai erdvė, tokia kaip emeraldo kažkokia tai erdvė, žinok. Daug kristalų. Tokių didelių. O, jėzus, kaip būtų gražu bloga. Ir šaltinėlis, bet toks šaltinėlis, jisai irgi toks žalsvas. Ir ten augalai tokie auga, žinok. Ir jie tokie spindintys labai. O kas čia per energiją, tokia regeneracinė kokia? Širdies lauko energija. Oho. Tai aš einu dabar, nes nebežinau, ar man dar ten pavyks sugrįžti, aš einu dabar eterinį erdvėj į tą lauką, tą širdies erdvę ir prisipildau tada visą tą energiją iš žalumos, iš kristalų. Žinai, pavyzdžiui, tokie medžiai yra, ne, rūžavi, pas mane auga tokie. Ir jie yra tokie labai laikini. Jie greitai pražysta ir jie greitai nukrenta. Tai va tas augalas, jis irgi toks atrodo trapus ir laikinas. Ir jisai krenta ant tavęs, tie lapeliai, žinai, tarsi tu maudai. Kaip koks būtų lietus tų lapelių, kaip gražu, koks gražus vaizdas. Irgi va kažkokia tai energija, kažkokia tai va, man vėlgi tas pavasario žodis eina. O čia toksai aukštesniojo vedimas, aukštesniojo aš planas toksai, nes aš kaip ir nelabai turėjau kažkokios intencijos, reikės dar pergalvoti. Aukštesniojo, tu išjausk. Nes, žinai, mes kai galvojam, tai čia mes daug analizių. Jo. Aš stengiuosi ir negalvoti dėl to, paskui aš tikiu, kad man dar ateis intuityviai. Va, aš tokį vaizdą, ką aš čia matau, norėsiu perteikti, va čia mano kūryba. Ką aš matau tuose vaizduose, tai man čia labai gražu. Parodysi man paskui, ką tu matai, gerai? Labai gražu. Labai. O tas ir yra, ką aš bandžiau pasakyti, kad tas AI kartais gali perteikti tavo kūrybą, nors tai ir ne ranka piešta, bet tu gali miksuoti, žinai, blendinti. Nes ne visi yra menininkai, ne visi sugeba gražiai piešti. Ir kartais, žinai, ta atmintis labai greitai išdyla, ypatingai va ta astralinė, ta eterinė, ir reikia labai staigiai tą viską fiksuoti. Ir jeigu tu ranka, ir jeigu tu nesi, ta prasme, menininkas ar dailininkas, kuris greitai tą gali viską išpiešti, tai AI, kai tu išrašai greitai viską ir paskui jis paverčia tai ir aišku padirbėjai, kai vis ryškiau pradedi prisiminti. Jo. Tai visai kartais gerai gaunasi. Taip. Dar žinai ką, čia Kinijoje, kur, vienu žodžiu, skaičiau, kad tokie aparatai bus, ne, kad žmogus, kuris sapnuoja, jis galės peržiūrėti tai, kai sapnavo, bus kažkokia tai kaip skaidras. Aš kažkur irgi girdėjus, kad galima bus savo sapnus kaip filmą peržiūrėti, ypač tie, kurie neprisimena. Jo. Sapnuoja tai visą. Tu įsivaizduoji, jeigu tai bus, tau čia atrodo realu, man atrodo, kad bus taip. Jeigu AI čia šitaip tobulėja į priekį, tai aš pilnai tikiu, kad bus įmanoma netgi. Bet čia galbūt tie aparatai, bus jau kainos irgi atitinkamos. Taip, bet čia vis tiek čia ateitis yra. Tikrai bus